Labas. Šiandien noriu pakalbėti su tavimi apie rašymą ir konkrečiai apie dienoraščio rašymą. Taigi, aš pati dienoraštį pradėjau rašyti dar vaikystėje, būdama paauglė. Paskui buvo metas, kai nustojau jį rašyti, po to vaikai, šeima ir atrodo kažkaip tai buvau viską numetusi. Bet galiu pasakyti, kad grįžusi vėl prie rašymo, prie dienoraščio rašymo, aš atsigavau. Kažkaip ateina aiškumas rašant ir galima sakyti, kad dienoraščio rašymas, jis kažkaip įžemina, jis leidžia suprasti geriau situaciją įvertinti, leidžia suprasti mintis, emocijas savo įsivardinti. Tai būtent apie dienoraštį, nuo ko pradėti, kaip tą daryti ir noriu pasikalbėti su tavimi. Visų pirma, reikia nuspręsti rašyti. Pats pirmas dalykas tai yra, kad paėmiau ir nusprendžiau, kad aš rašysiu dienoraštį. Aš to noriu. Apsisprendimo reikia. Tada reikia nuspręsti, kaip noriu rašyti dienoraštį. Ar tai bus kažkokia tai užrašinė, tarkim, aš turiu tokį sąsiuvinį, į vieną rašau dėkingumo dienoraštį, į kitą rašau tiesiog dienoraštį, jie labai panašus, bet man yra labai svarbu, kad sąsiuvinys būtų mielas. Taip pat galite rašyti į kompiuterį, ar ne, taip pat galite telefonu rašyti. Turbūt svarbiausias dalykas, kad tai jums būtų patogu ir priimtina. Man yra patogiau rašyti ranka. Aš labiau mėgstu daryti, mėgstu jausmą, kada tas rašiklis tiesiog jisai liejasi, ar ne, lieja mano mintis, aš rašau ir netgi psichoterapeutai sako, kad tai yra labai gerai, kadangi mes galvą ir ranką, ar ne, sujungiam tas mintis ir paleidžiam per ranką. Tai rekomenduoja rašyti ranką, bet nebūtinai. Kitas dalykas, reikėtų nusistatyti laiką, kada jūs norite rašyti. Tai turėtų būti ryte arba vakare, tai yra patogiausia, ir jeigu ryte, tai galima rašyti už praėjusią dieną, o jeigu vakare, irgi už praėjusią dieną, bet už tą pačią dieną, ar ne? Ir rekomenduojama rašymui skirti, dienoraščio rašymui 15-20 minučių. Taip pat psichoterapeutai sako, kad užtenka to laiko 15 minučių, kad tu išsakytum, ar ne, savo jausmus, mintis, kas tau dabar yra svarbu. Ir tas 20 minučių, 15-20 yra toks maksimaliai geras laiko tarpas. Taigi, be abejo, galite turėti užrašinę po ranka ir rašyti, jeigu labai norisi tuo metu rašyti. Tarkime, jums kažkas atsitiko, ar kažkoks įvykis nutiko, ar ne, ir jūs norite paimti ir dabar tą emociją išrašyti, tai taip pat yra geras būdas paimti ir tai padaryti. Tačiau rašymas mėgsta tą ritualą, ar ne, mėgsta patį tą procesą ir mėgsta tą aplinką rituališkumo. Užtat aš pati rašydama susikuriu, būna, kad net žvakę ar smilkalą uždegu, galima kažkokią labai lengvą meditacinę muziką įjungti ir tiesiog tai yra laikas su savim ir tą laiką skirti savo. Dabar kokie yra rašymo principai, kas yra svarbu būtent rašant dienoraštį. Pats svarbiausias dalykas yra atvirumas, kad tu rašytum ne lyg norėtum kažkam parodyti ir tai perskaityti, bet visiškai atvirai ir nuoširdžiai tai, kas tau tuo metu yra aktualu. Kitas dalykas, labai yra svarbu necenzūruoti savo parašyto teksto, nebraukyti, taisyti klaidų, nežiūrėti ten, ar yra kažkokie sudėti kableliai ar ne. Tiesiog paleisti minčių srautą ir lai teka ar kompiuteryje, ar ant popieriaus lapo, ir tiesiog dėl to nesijaudinti, nekvestionuoti savęs, ar ne?
Čia iš tikrųjų būtent kada mes netaisome ir leidžiam savo va taip su klaidom rašyti, ar gal ir mintis mūsų šokinėja, kažkur tai nušokam į kitą mintį, tai yra ir tuo pačiu labai geras toksai nugalėjimas savo vidinio kritiko ir darbas su perfekcionizmu, ar ne, nes mes daug iš tikrųjų pažįstu žmonių perfekcionistų ir yra jiems sunku tiesiog palikti tas klaidas. Tai tiesiog rašykit ir paleiskit mintis ir nesukit galvos dėl to, ten ar yra kokia klaidelė ar nėra. Necenzuruokit. Nerūšiuokit emocijų į blogas ir geras. Jeigu yra emocija, reiškia, ji yra. Ir tiesiog ją prašykite. Įvardinkite tą emociją. Taip pat aš pati to nedarau, bet esu mačiusi ir man tai yra labai graži idėja, kai dienoraščiuose savo žmonės paima, įklijuoja kažkokią iškarpą, kažkokią citatą randa žurnale, įsiklijuoja ten, tarkim, tos dienos kažkokia mintis. Galima kažką nupiešti, būtent parašius. Jeigu jums rašant dienoraštis šauna kažkas eiliuoto, paimat ir tiesiog atrodo srautas, ar ne, kažkokios tai eilės išsiliejo. Rašykite eilėmis. Rašykit tekstą neeiliuotą ir sugalvojat pabaigą eilėmis. Noriu pasakyti, kad dienoraštis yra tik tais jums. Tik tais jums ir labai svarbu, kad ten būtų atvirumas, kad ten būtų laisvė, kad ten būtų tikrai apie tave ir kad tai būtų nuoširdu, nesumeluota, kad tai padėtų, sakykime, netgi kartais įveikti gal kažkokias stresinės situacijas ir emocijas ar neblogas. Na ir rašant dienoraštį, aš dar rekomenduoju laikytis tokio principo, atkreipti dėmesį į detalės, ar ne? Jeigu jūs kažką aprašinėjate, dienos įvykį, situaciją, tai kai aprašote kažką labai taip bendrai, tai tiesiog taip viskas bendrai, ar ne, ir lieka. Bet jeigu atkreipsi dėmesį į detalės ir kažkokias tai smulkmenas aprašysi, paskui vėliau visai yra įdomu paskaityti, prisiminti, kas tikrai išplaukia mums iš atminties. Na ir kokie yra dienoraščio rašymo metodai, tai yra, kaip jūs galite rašyti dienoraštį, kaip tu gali rašyti dienoraštį. Tai visų pirma, tai yra laisvasis rašymas, kada aš atsiverčiu baltas lapas, ar ne, ir aš tiesiog pradedu rašyti nuo to, kas man šauna į galvą, kas man yra svarbu, kas man tuo metu yra aktualu. Ir rašau, kaip sakiau, nekvestionuodama nieko. Jeigu netgi nežinau, ką rašyti, man yra taip buvę, aš taip ir rašiau. Dabar aš nežinau, ką man rašyti, todėl aš rašau bet ką. Ir žinokit, taip berašant ateina srautas, ateina mintis. Kitas yra rašymo būdas, ekspresyvusis rašymas. Jis yra toksai labiau susitelkiantis į kažkokią trauminę patirtį, į kažkokį nemalonų įvykį, į kažkokį į blogą emociją, ar ne? Kažkoks tai skausmingas įvykis, jeigu jūs kažkas neramina, jūs galite būtent aprašyti kylančius pojūčius. Ir būtinai pabaigoje, nes kad neužsiveltum į tokį neigiamą ratą, būtinai pabaigoje rask, už ką savo padėkoti, už ką save pagirti ir ko savo nori palinkėti būtent tą dieną. Rask, pabaig dienoraštį gerų dalykų, palinkėjimų savo, padėka. Nes čia yra toks niuansas, kad neužsisuktum tame blogų emocijų sraute. Taip pat gali aprašyti sapną. Jeigu susapnavai kažką ir tau tiesiog pabudus tas sapnas ryškus, gali atsisėsti ir dienoraštyje jį aprašyti. Galbūt kažkokios kils paralelės, nes sapnas ateina iš pasąmonės ir
galbūt tai surezonuos kažkokiuose kituose lygmenyse. Taip pat dienoraštyje gali dėkoti. Na, aš turiu atskirą, kaip sakyti, dėkingumo dienoraštį. Aš kartais rašau į šitą, kartais aš rašau į paprastą dienoraštį, o galima ir į vieną viską rašyti, tai yra vėlgi jūsų išmonė. Tai jeigu jau dėkosi, tai yra rekomenduojama dėkingumo dienoraštį, galima netgi rašyti punktais. Dėkinga esu už tai ir už tai, aš dėkoju už tai ir už tai. Ir dėkingumo dienoraštį yra labai psichologų rekomenduojama rašyti esamuoju laiku. Dabar, aš dabar dėkoju, aš esu laiminga, žodžiu, esamuoju laiku tai yra, neužbaigtas veiksmas, tai yra viskas, duodi visatai žinot, kad viskas tęsiasi, viskas yra. Tu už tai dėkoji ir viskas dar tęsiasi ir yra ir tebūnie. Taip pat gali rašyti laišką. Na, su laišku gali žaisti, atsisėdai ryte ar vakare ir sugalvoji, kad nori parašyti laišką savo. Dėkingumo laišką savo, meilės laišką savo. Galbūt tu nori parašyti laišką savo vidiniai mergaitei, savo vidiniam vaikui. Galbūt nori parašyti laišką savo už 20 metų, ne, ateities savo, ateities aš, ar ne, laišką. Galbūt tu nori parašyti laišką mamai, kitam artimam žmogui, laišką savo sūnui ar dukrai. Galbūt nori parašyti laišką negimusiam savo vaikeliui, ar ne. Galbūt nori parašyti laišką išėjusiam žmogui. Laiško, čia toks jau yra terapinis rašymas, bet jį galima rašyti dienoraštį. Yra tokia, labai, labai gili, veiksminga rašymo forma, toks rašymo metodas, kur, galima išsakyti emocijas, mintis ir čia galima taip žaisti su to laiško rašymu. Netgi aš esu pati rašiusi laišką savo pinigams, ar ne? Nes tada man buvo aktuali ta finansinė tema, ar ne? Taip pat galima rašyti laišką savo nuo kažko įsivaizduojamo, iš žmonių, tarkim, nuo mamos laišką savo. Labai, labai tolima perspektyva, labai didelė amplitudė, ką galima sugalvoti su laiško rašymu. Na ir dar noriu pasakyti, kad jeigu būna labai, labai tokia, depresyvi, bloga emocija, arba toks stiprus pyktis, tokia pykčio banga ir norisi išlieti, išrašyti, kaip aš sakau, išsivemti ant popieriaus, ar ne, tai aš tokį dalyką siūlyčiau daryti, tiesiog pasimti balto popieriaus lapą ir tai padarius paimti ir suplėšyti, sudeginti, sunaikinti. Tai tiesiog tau išsipakavo, ar ne, ta energija, ta bloga energija, tas toksai pykčio priepuolis. Nors sako, emocijų nėra blogų ar gerų, ar ne, bet vis tiek tu jauti, kad tau tiesiog užvirė viskas. Ir išpyliai ir gali sudeginti tuomet. Todėl, kad net niūriausiame žodyje galima rasti šviesos iš tikrųjų, kada mes jį išliejame, neįskaudindami kitų, galime tame žodyje rasti paguodos ir šviesos. Taigi, baigdama noriu pasakyti, kad dienoraštis yra puikiai, nuostabi terapinė forma, kurią galite naudoti kasdien. Svarbiausia, nutarkite, kad rašysite, susikurkite aplinką, kurioje rašysite, kad jums būtų jauku, malonu ir saugu, labai svarbu. Sugalvokite, kiek tam skirsite laiko, kokiu būdu rašysite ir tada jau paleiskite vadžias, sėskit ir rašykit. Visi išvardinti būdai ir jų yra dar daugiau, galite žaisti su jais, gal jums visą laiką tiks tik laisvasis rašymas, kada jūs sėsite ir rašysite apie tai, kas jums tuo metu yra svarbu. Labai tau linkiu malonaus rašymo, labai linkiu, kad rašymas taptų tavo kasdieniu ritualu, gali padaryti išimtį, savaitgalį nerašyti, bet tas 5 dienas
tiesiog paimti, prisėsti ir parašyti, susikurti malonumą. Tai yra iš tikrųjų laikas su savim, tai yra dėmesys savo emociniai ir psichiniai sveikatai. Tad rašymas iš tiesų yra nebrangi savipagalbos priemonė ir ji yra veiksminga, yra mokslininkų ištirta. Tad linkiu tau sėkmės ir iki.